Sveiki visi, šiandien eksplorinam du apleistus pastatus stovinčius netoli vienas kito. Pirmasis pastatas nedidelis, tai kadaise buvęs turgaus pastatas. Jis aplink save turi gana nemažą plotą, turgus vykdavo šio pastato viduje ir taip pat aplink jį, tai yra jo aikštelėje. Laikui bėgant vietos išlaikyti neapsimokėjo ir ji tapo apleista. Antrasis pastatas kiek didesnis. Kas tiksliai buvo šiame pastate, informacijos neturiu. Apie pastate vykdytą veiklą bus galima spręsti, kai jame apsilankysime. O dabar pirmiausia apsilankykime apleistame turguje. Taigi keliaujame į pastato vidų, patekimas į pastatą labai paprastas, tiesiai per duris, bet ne taip lengvai pastebimas, kadangi vienintelės atrakintos durys randasi šiame kampe. Ir jau ko nesame viduje, tuo įsijungsiu prožektorių, pirmasis kambarėlis nieko gero, jį detaliau apžvelgsime grįžtant, tik įėjus į antrąjį kambarėlį matome spintelę su stalčiais, apsilupusi sienas, lubas ir kitas duris, per kurias dabar ir keliausime. Taigi, už šių durų atsirandame tokiame kaip ir pagrindinėme koridoriuje, tiesiai matome kambarį su lentynom, o dabar keliaujame per pagrindinės duris. Ir vos tik įėjus per pagrindinės duris matome įspūdingo dydžio salę, pilną šiukšlių ir visokiausių butelių, stogas taip pat labai įspūdingai atrodo, tiesiog nesitikėjome rasti tokią didelę erdvę, gan įspūdingai atrodančią. Ir pirmasis keistas dalykas, tai jog čia stovi išskleistas skėtis, paėję toliau ir pasukę į dešinę pusę matome nemažai visokių daiktų, lyg čia gyventų benamiai, tai tiesiog paprastas mažas kambarėlis su lentynomis, tačiau ant stalo matome įvairių dalykų, ir ant žemės nakvynės vietą. O kitoje pusėje viskas taip pat, tiesiog nėra pagalvių, patalynės ir kitų daiktų. Dabar jaudame atgal, apžiūrėsime kitą didesnį pastatą. Ir štai čia apžvelgėme patį pirmąjį kambarėlį detaliau, kaip ir pažadėjau, kaip matot, jame nieko gero, tad keliaujam prie kito pastato. Ir šį pastatą jau aptariau video pradžioje, iš išorės jis tikrai gan įdomiai atrodo, patikimas nesudėtingas, tiesiai per langą ir jau esame pastato viduje, tuo įsijungsiu prožektorių kaip visada, ir šiuo metu, kaip matote, esame nemažame kambaryje, dabar eisime tiesiai, nes kitur kelio nėra ir tik paėjus tiesiai randame sveiką priekinį automobilio stiklą, dabar keliaujame toliau. Ir beidame toliau randame laiptus įsekant į aukštą, žinoma, eis ir kylame, tai esame jau antrame aukšte, tik užlipus į antrą aukštą matome daug automobilių detalių. Dabar keliaujame toliau, kaip matote visam pastate pilna automobilio detalių, čia lentelė, ant kurios parašyta švieži duonos ir pyrago kepiniai, žodžiu pastate randami daiktai visiškai nesusiję vienas su kitu, tai didžiausia tikimybė yra ta, jog kai kurie daiktai į šį pastatą atkeliavo, kai jis tapo apleistas. Dabar, kaip matote, esame nemažame kambaryje, kuriame stovi foteliai, striukės ir kiti panašus dalykai. Dabar keliausime toliau, paėję atgal kilsime į sekantį aukštą šiais suktais laiptais. Vienas dalykas, ko nesitikėjau rasti šiame pastate, tai sukti laiptai. Žinoma, jie kai kur labai kliba, tad einu gan atsargiai, o dabar esame trečiame aukšte ir dabar viską apžiūrėsime šiame aukšte. Pirmas dalykas, kurį pastebėjau įėjęs į trečią aukštą, tai jog visa sienų struktūra daug geriau išsilaikiusi, o šiame kambaryje matome gana įdomią medinę platformą, pasižiūrėsime, kas ant jos gero. Ant jos nieko gero, tuščia, tad neverta ten atlipti. Leidžiuosi žemyn ir keliausime toliau apsižvalgyti. Perinam prie kito kambario, čia matome viskas identiška, tik labiau tuščia. Ir štai paskutinis pastato kambarys, ant žemės čiužiniai, šiukšlės ir kiti daiktai, ant viršutinės platformos tuščia, o čia graži dekoracija ant palangės. Taigi čia ir pabaigsime, jeigu jums patiko šis neilgas video, buvo įdomu, spauskit like, prenumeruokit, komentuokit, dalinkitės ir lygiai kito susitikimo.